Labas vakaras visiems. Tikiuosi, kad veikia mano mikrofonas ir kažkiek girdžiuosi. Tai jeigu ką, parašykit bet kokiu atveju. Sveiki susirinkę į sekmadieninį Twitch streamą. Senokai buvo paskutinis streamas, tai jeigu kažkas, nežinau, iš techninės pusės kažkaip keistai atrodys ar nežinau, aš kažkaip keistai spręsiu kažką, tai galimai dėl tokios ilgesnės pertraukos. Puikiai veikia, labai gerai. Pažiūrėsim, ar nieks eigoje nesudės, tai aš labai tikiuosi, kad bus gerai. Paskutinis streamas senokai, bet, kaip sakyt, geriau vėliau negu niekad, ar ne, tai šiandien dar, nepaisant to, kad sekmadienis dar švenčiam ir motinos dieną, tai kaip čia kažkas sakė, kadangi matematika yra mokslo motina, tai šiandien spręsim uždavinius. Ir tai va štai taip stipriai startuojam. Ir nežinau, turbūt pabandysiu gal pasidalinti savo ekranu, tik tai pasakysiu, kad būtų labai smagu, jeigu padėtumėt man spręsti, nežinau, nėra didelio tikslo man tiesiog sėdėti čia ir spręsti pačiam, tai man labai įdomu būtų išgirsti jūsų variantus, bus testinių klausimų, tai kaip visada galite sakyti, kaip jums atrodo, kuris variantas teisingas, kuris variantas neteisingas. Tai jeigu dalyvautumėt, būtų labai smagu, jeigu nedalyvausite, tai nieko baisaus irgi. Gerai, tai turbūt tada, jeigu viskas veikia, kaip čia man sako, aš pabandysiu pasidalinti vaizdu ir tikiuosi, kad suveiks, taip. Kol kas nesuveikia, suveikia, suveikia. Tai tu aš čia dar padidinsiu galbūt. Gal nedidinsiu. Ok, tai šiandien spręsim tokį specifinį labai dalyką. Jisai vadinasi matematikos mokymosi pasiekimų įsivertinimo testas. Jisai skirtas yra 4 gimnazijos klasėms arba 12-kams, turbūt galima gal taip sakyti. Ir aš šiandien pasijungiau kartu ir tokią galimybę rašyti, tai ką matote kairėje, čia toks įrankių juosta, tai yra vien dėl to, kad, nežinau, galėčiau rašyti, bet šiaip aš naudosiuosi šitą testinę aplinką, kurią pateikia Nacionalinė švietimo agentūra ir čia yra jų parengtas testas. Gerai. Ok, kol kas sklandžiai tikiuosi. Gali būti, kad, nežinau, mano veidas užstos kai ką ten ar komentarai gali kažką užstoti, tai gali taip nutikti, dėl to labai daug čia visko yra ekrane, bet pasižiūrėkim, kas čia bus. Tai šiandienos teste rasim įvairių uždavinių, sako, atidžiai perskaityti kiekvieną uždavinį ir pasistengit kuo geriau jį išspręsti. Ok. Bendrojo kurso uždaviniai pažymėti bus B raidė, jei kiltų techninių nesklandumų arba sistema pakibtų, prašytume šiek tiek palaukti ir tęs darbą, kai tik sistema tai leis. Ok, testų sudaro 22 uždaviniai, kiekvienas teisingai išspręstas uždavinys vertinamas 1 tašku ir testui atlikti turėsim 60 minučių, tai tikiuosi, kad spėsim. Ok, taip, tai spaudžiu tada rodiklę apačioje. Čia dar yra visokios informacijos, tai greitai pažvelkim, paskaitykim, kad žinotumėm, ko galim naudotis, gal ko negalim. Taip, tai sako, testą turėsime išspręsti įvairius uždavinius, atsakyti į klausimus su pasirenkamiaisiais atsakymais, tai yra pasirinkti vieną jūsų nuomonę teisingą atsakymą. Įrašyti taip pat skaičių, nurodytoje vietoje, skaičius reikia rašyti taisyklingai, tai yra nedėti papildomų tarpų, nerašyti nereikalingų simbolių. Štai tokios instrukcijos. Dar yra čia visko daugiau. Taip, kas svarbu atliekant šį testą. Taip, čia tokie techniniai dalykai, iš esmės, kas mums turbūt yra šiandien svarbu, tai yra tai, kad skaičiuotuvą turėsim. Sako, paspaudę viršuje esantį skaičiuotuvo ženklą galėsim jo pasinaudoti. Okay. Aš dar turiu šalia savęs formulyną, galbūt pravers, nežinau, gal ne, pamatysim. Taip, ir čia toliau tokios pagrindinės instrukcijos, kaip perėti toliau ir čia sako, svarbu mygtuką pateikti, spausti tik tada, kai būsite tikri, jog norit pateikti visus savo atsakymus, vertinti. Paspaudę šį mygtuką, savo atsakymų daugiau taisyti nebegalėsit. Turėkim tą omeny. Gerai, tai mums linkiu sėkmės ir jeigu jūs nusiteikę, tai galim bandyti pradėti spręsti šitą dalyką.
ir 60 minučių. Gerai. Pirmas klausimas. Duotos dvi aibės A ir B. Reikia pažymėti teisingą teiginį. Taip, tai duoti variantai, reikia vieną teisingą pasirinkti. Tai čia yra uždavinys apie aibių operacijas. Reikia teisingai, čia išsiaiškinti, kuris atvejai su sąjungom ir sankirtom galbūt kažkuris yra teisingas. Turėtų būti vienas teisingas. Kaip jum atrodo? Jo, jeigu turit kažkokių variantų, galite sakyti, po to aptarsim bet kokiu atveju. Taip, aš pasižiūrėsiu, ar aš galiu rašyti iš karto. Ir galimai galėsiu, tikiuosi matosi. Ok. Gerai, tai aibė A iš skaičių 0, 2, 4, 10, aibė B iš skaičių 0, 10, 12. Ir Apelsinas sako, kad D greičiausiai bus. D, tai suprasiu kaip paskutinis ketvirtas. Pasižiūrėkim. Gerai, tai variantas pirmasis, A variantas, sako, kad sankirta tai yra tuščia aibė. Pienės stikerio. Nežinau, jie turėtų galbūt prieinami, o gal ir ne, nežinau. Gal I take pictures of buildings galėtų padėti išsiaiškinti šitą. Ok, jo, tai kas yra aibių sankirta? Jeigu mes norėtumėm patys parašyti aibių A ir B sankirtą, tai turėtų būti taip pat aibė, į kurią mes turėtumėm įrašyti tuos elementus, kurie priklauso būtinai ir vienai ir kitai aibei. Tai šiuo atveju matom, kad 0 yra bendras elementas. Taip pat, ką dar matom? Matom, kad 10 dar yra bendras elementas turbūt, ne? Daugiau bendrų nepastebiu, tai toj sankirtoj turėtų būti turbūt 0 ir 10. Sukertam dvi aibės, gaunam tokius bendrus elementus. Ok. Tai jau vien dėl to turbūt galim pasakyti, kad atsakymas pirmasis nėra teisingas ir atsakymas štai šitas nėra teisingas. Ne? Ok, ir tada turbūt reikės dar sąjungą pasižiūrėti. Tai pažiūrim sąjungą. A sąjunga su B. Ir kas tai yra? Tai taip pat yra aibė. Tik tai dabar rašom tuos elementus, kurie priklauso bent vienai iš aibių. Jeigu jau bent vienai priklauso, tai iškart rašom ir sąjungą. Tai 0 priklauso bent vienai, dvejetas priklauso aibei A, ketvertas priklauso aibei A, tada 10 abiem aibėm priklauso, ir 12 aibei B priklauso. Ir tai yra aibių A ir B sąjunga. Tai tuomet akivaizdžiai matom, kad šitas B variantas nėra teisingas. Ir teisingas yra štai šis. Tai kaip čia sakė Apelsinas, man atrodo, jo, greičiausiai D, tai taip ir yra. Ok, tvarkoj, tai ką aš padarysiu, aš nutrinsiu turbūt viską, ką čia prirašiau, tada pasirinksiu šitą atsakymą, pažymėsiu ir judėsiu toliau. Jo. Šitas buvo, ne? Gerai. Tvarkoj, taip. Antras klausimas. Reiškinio štai tokio apibrėžimo sritis yra, turim pasirinkti vėl vieną iš 4 variantų. Jeigu man kas nors padėtų, tai būtų labai smagu, kaip jums atrodo, kaip čia turėtų būti. Apibrėžimo sritis tai yra tokie x, kuriuos mes galėtumėm įsistatyti į tą reiškinį vietoj x. Tai kažkaip reikėtų išmastyti. Čia yra uždavinys jo apie apibrėžimo sritį ir apie logaritmus. Būtų gerai žinoti ir suprasti, kaip veikia logaritmai, ką mes galim įsistatinėti tenais į juos ar ne. Tai ar būtų variantų kokių nors dėl šito. Ok, Apelsinas surašė čia man visą sprendimą netgi. Taip, tai Apelsinas sako, kad x plus 1 turi būti būtinai daugiau už 0, su kuo aš pilnai sutinku, nes tam, kad logaritmas turėtų prasmę, tai kas yra jo argumente, štai čia turi būti daugiau už 0 būtinai. Jo, pagrindas yra trejetas, pagrindas fiksuotas, tai nėra kuo rūpintis tenai. Tai vadinasi, šitą dalyką reikėtų išsispręsti. Ir gaunasi, kad x yra daugiau už -1. Ir kaip ir komentaruose man labai aiškiai parašė tuomet, kad x turėtų priklausyti, kur? Jeigu x didesnė už -1,
tai x priklauso intervalui nuo minus vieneto neįskaitant iki plus begalybės, bet kokie didesni x puikiai tinka. Jo, tai turint šitą būtų galima brėžti tiesą, ant jos parodyti, jeigu iš karto, tarkim, nesimato, kad toksai atsakymas, būtų galima nusibrėžti tokią x tiesą, čia pažymėti minus vienetą, ir tada, kadangi x yra didesni už tą minus vienetą, mūsų atsakymai yra čia. Tai vat, dėl to toks ir atsakymas, ir jisai čia mūsų atveju yra štai šitoje vietoje. Tai vėl, ką aš padarysiu, turbūt viską nutrinsiu, pasirinksiu štai šį atsakymą ir judam toliau. Gerai, paveiksle pavaizduotas trikampis ABC. Yra žinoma, kad AB kraštinė yra pažymėta C raide, tada BCA raide, ACB raide, o kampas ACB yra 120 laipsnių. Va, ir klausimas yra, kuri lygybė yra teisinga. Šitas gal kiek sudėtingiau atrodo negu pirmi du, bet kokiu atveju klausiu jūsų. Ekrano nesimato, sako. Ai, jo, sakau, gali būti tokių techninių kliučių, bet galimai vėluoja kažkiek, tai jo, atsiprašau dėl to, bandžiau, kad techniškai čia viskas veiktų. Bet kaip visada būna netikėtumų. Gerai, jo. Tai va, jeigu pas jūs tik tai dabar atsirado, tai užmeskite akį, čia uždavinys apie trikampį. Ir taip, ką aš padarysiu, gal pabandysiu kažkiek pagerinti situaciją, jeigu įmanoma. Iš techninės pusės, taip, tu jūs. Gerai. Bandykim kažkaip taip. Kaip, ar būtų variantų tada dėl šito? Apie ką čia yra šitas uždavinys iš viso? Apie ką yra tos visos lygybės? Čia kažkiek gali Pitagoro teoremą priminti, bet truputį yra daugiau negu tai. Tai šitas uždavinys turbūt yra apie tokį dalyką, kuris vadinasi kosinusų teorema. Ir jis yra egzamino formulyne. Galima ten susirasti. Va, aš turiu egzamino formulyną, irgi galiu susirasti. Tai, bendruoju atveju aš galiu parašyti, kaip tai atrodo. Tai bendruoju atveju a kvadratas yra lygu b kvadratas plus c kvadratas minus 2 kart b kart c kart kosinusas kampas a didysis. Toks užrašas yra egzamino formulyne, tai mes juo naudokimės, nes mūsų atveju truputį kitaip pažymėtos tos kraštinės galbūt. Tai jeigu mes pasinaudotumėm šituo rezultatu, tai mums turbūt reikėtų rašyti ką. Jeigu mes žinom šitą kampą ir šitas dvi kraštinės, tai pagal tą kosinusų teoremą yra patogu tada rašyti taip. Tai vat šitos kraštinės kvadratas yra lygus kitų dviejų kraštinių kvadratų sumai minus 2 kart tos dvi kraštinės, kur prie žinomo kampo, tai yra a ir b, ir kart kosinusas kampo 120 laipsnių. Va. Tai turbūt ką mums reikėtų padaryti, tai reikėtų paskaičiuoti dabar tą kosinusą nuo 120 laipsnių ir, nežinau, gal aš tarkim galiu bandyti čia skaičiuotuvą atsidaryti ir skaičiuotuvę turim. Kosinusas yra 120 laipsnių, ar jisai mane supras. Aha, šitaip rašo. Gerai, tai tada bandom galvoti kažkaip kitaip. Taip. Jo, galima formulynu naudotis, jeigu man skaičiuotuvų čia nepavyko pasinaudoti, tai aš per daug prie to laiko negaišiu. Egzamino formulyne turim lentelę, tenai yra nuo nulinio kampo iki 90 laipsnių kampo. Tai jeigu žinom, kaip veikia vienetinis apskritimas,
Tai tuomet, galima sakyti, kad kosinusas nuo 120 laipsnių yra, kas tai yra? Tai yra absoliučiai tas pats kaip kosinusas nuo 60 laipsnių, tik tai kadangi jis yra antram ketvirtį, jisai turėtų būti neigiamas. Va šitą lygybę aš parašau, nes, prisimenu, kaip ten vienetiniam apskritime veikia dalykai, ar ne, tai būtų gerai tą pasikartot. Bet, kadangi čia mūsų laikas mažėja, tai užrašau tokią lygybę ir kosinusas nuo 60 laipsnių, formulinė yra 1/2, tai mūsų tas kosinusas nuo 120 laipsnių būtų minus 1/2. Jo. Pala, o tai kodėl? Mane netaip suprato tas skaičiuotuvas. Pala, aš taip tada nenoriu palikti. Taip, labai atsiprašau, padariau klasikinę klaidą, buvo radianai nustatyti, nemoku pasinaudoti pats skaičiuotuvą. Tai kosinusas nuo 120 laipsnių, viskas aišku, net nereikėjo man ten to išmastinėti. Minus 0,5, kas yra minus 1/2. Tai šitas dalykas yra minus 1/2 ir tada tiesiog belieka susitvarkyti iš to, kas čia gaunasi, tai c kvadratas lygu a kvadratas plus b kvadratas. Sudauginam minus 2 su minus 1/2, tai gaunam plus, dvejetą išsiprastina ir gaunasi a kart b. Ir panašu dėl to atsakymas bus šitas. Tai ok, nemažai čia visko prirašiau, gal nežinau, ar viskas matosi, gal ir kažkiek užrašiau ten, kur mano veidas. Ok, taip. Gerai, tai tiek tada su šituo. Turim atsakymą C, aš pabandysiu čia viską nutrinti. Taip, atsakymas šitas ir judam toliau. Gerai, paveiksle pavaizduotas vienos iš pateiktų funkcijų grafiko eskizas, kurios klausimas. Tai šitą jum palieku, kaip jum atrodo, kurios iš duotų. Čia galima orientuotis kažkaip pagal taškus gal, bet nėra tiksliai pažymėti taškai, gal čia kažkaip pagal transformacijas galima galvoti su tais postumiais ten į kairę, į dešinę, į viršų, į apačią. Tai ką galvojat? Jeigu reiktų rinktis vieną iš 4, tai koks būtų jūsų pasirinkimas? Jeigu būtina kažką pasirinkti, būtų gerai kažką pasirinkti, nes gal atspėsim, jeigu ir nežinom. Ok, turim variantų ir 2 žmonės siūlo B. Ir aš turbūt negaliu nesutikti dėl to. Ir kodėl taip yra? Jeigu mes turėtumėm, tarkim, y lygu šaknis iš x, štai tokie atvejai. Tai tokios funkcijos grafikas, tai atrodytų maždaug taip, jisai prasidėtų koordinačių pradžios taške, ir didėtų visą laiką po truputį. Dabar, jeigu mes turėtumėm, kur čia man rašyti, kad matytųsi, čia gal parašysiu, y lygu šaknis iš x plus 3, tai toksai dalykas realizuoja pastumimą į kairę per 3. Tai panašu, kad galėtumėm ir būti, galbūt čia, ir tada tas grafikas atrodytų, gal taip kažkaip tai, ne? Ir tada mūsų tas originalus grafikas, jisai aukščiau yra, tai tam, kad mes pakeltumėm į viršų tą grafiką, kas čia mums beliko, šitas tada nebetiks, liko B arba D, tai D netinka, nes čia yra minus 2 pastumtų žemyn tą mūsų grafiką, kurį nupiešiau, ne? Tai reikia plus 2 paimti, nes plus 2 pakelia į viršų. Tai jeigu buvo toksai, tai jisai pakyla į viršų ir čia turėtų atsirasti. Tai visiškai teisingai atsakymas B, galim rinktis ir turbūt judėti toliau. Gerai. Aš bijau ne tą pažymėti, čia tada bus neteisingai išspręsta, po to parašys. Nieko, jeigu kažkur suklysiu, tai kam nepasitaiko. Gerai, 5 uždavinys. Kovo 1 dieną kompiuteris kainavo 800 eurų. Kovo pabaigoje jo kaina buvo sumažinta x procentų ir taip gauta nauja kaina. Balandžio pabaigoje nauja kaina buvo sumažinta vėl x procentų ir tapo lygi 512 eurų. Nustatykit, kam lygus x.
Štai taip. Tai vėlgi klausiu jūsų, kaip jums atrodo, kamgi lygus x, kiek čia procentų reikia mažinti tą kainą ir čia ją reikia mažinti 2 kartus. Ne, vat pirmą kartą sumažina per x procentų ir antrą kartą sumažina. Tai pavyzdžiui, tai, kad yra duoti variantai, visai gali padėti. Ne, galima tikrinti variantus, galima ir spręsti be variantų. Na, šiaip galėtų ir nebūtų laiko apribojimo, iš tikrųjų 44 minučių tiek dabar yra, nes, na, galim nesuspėti, bet, nu ką žinau, jeigu nespėsim, tai antrą kartą turbūt paleisim ir pasižiūrėsim. Mąstau, kad reikia 800 prilyginti 100%, o 512 eurų x ir sudaunint kryžmai ir spręs lygti. Ok. Šitaip sakot. Pabandykit, šiaip įdomu, kas gausis, įdomu, kuris čia atsakymas gali gautis. Na, aš truputį šiek tiek turiu abejonių, dėl to, kad, na, mato, čia yra 2 kartus mažinama ta kaina. Ne, tai tokiu atveju, na, įdomu, kaip atrodytų tas x-as. Vat gali pabandyti susiskaičiuoti su proporcija ir pasižiūrėti. Jo, proporciją tai galima naudoti tikrai. Nors, na, aš pats galvoju, jeigu surašinėčiau sprendimą šitam uždaviniui, tai gal net nenaudočiau pats proporcijos. Na, jūs galite pabandyti su proporcija, aš pabandysiu parodyti, ką aš turiu omeny čia be proporcijos. Tai jeigu mes turim pradinę kainą 800 eurų ir na, jinai yra sumažinama kažkiek procentų, ne? Tai kaip man tą sumažinimą realizuoti, jeigu aš nežinau, kiek yra procentų, na, tai aš turiu dauginti iš kažkokio, tarkim, nežinomojo. Galbūt, na, aš panaudosiu kitą raidę, kad man nesimaišytų x su tuo, ką aš čia skaičiuoju, tegul tai būna y. Aha, siūlo 1 minus x, gal ir galėjau taip naudoti. Aha, bet po to kitas kažkodėl 1 plus x, labai įdomiai. Man įdomu, kodėl skiriasi pas apelsiną ten tie 2 daugikliai, nes aš tai siūlyčiau tą patį naudoti, žiūrėkit, 800 kart kažkoks y, šitas dalykas, na, galėtų būti suma, kuri lieka po pirmo sumažinimo, ne, per x procentų. Jo, galėčiau rašyti turbūt 1 minus x, gal būtų teisingiau netgi. Ok. Ar aš galėčiau rašyti dabar 1 minus x? Gal ir galėčiau, jo. Ok, tai gal būna taip. Tai 1 kartą sumažinam tada per kažkiek procentų. Taip, ir tada, nu gerai, atsiprašau, nenoriu naudoti šito žymėjimo, kažkaip čia tada pasudėtingė viskas be reikalo, panaudosiu tą patį y, nuo kurio ir pradėjau. Ir tada tą kainą, kuri jau yra sumažinta, mes dar kartą mažinam per tiek pat procentų, ne? Tai dar kartą dauginu iš to paties daugiklio. Ne? Ir na, manau, bus paprasčiau taip, ne? Ir tada rezultate mes turim gauti 512 eurų. Aha, jo, čia mažinam, ar ne, 2 kartus. Ir tada, na, kas čia pas mane yra, kvadratinė lygtis, panašu y atžvilgiu, tai čia yra 800y kvadratu lygu 512. Tada galiu išsitraukti skaičiuotuvą. Taip. Jo, turėtų matytis, tikiuosi. Ir 512 aš dalinu iš 800. Ir tai yra 0,64. Ne? Y kvadratas yra lygu 0,64. Nu, tai vadinasi pats y būtų lygus. Taip, na, mes turim turbūt šaknį ištraukti, ar ne? Tai jeigu naudosiu skaičiuotuvų, tai šaknis iš 0,64 yra, na, 0,8. Tai jeigu sprendžiam tokią kvadratinę lygtį, tai, na, formaliai čia plus minus turėtų būti 0,8. Tokia situacija. Dabar reikia pagalvoti, ką mes čia priskaičiavom. Tai
Na, pagal prasme turbūt, ar ne, mums nelabai tinka atsakymas su minusu, ne, mes čia teigiamų procentų ieškom, bet kaip čia dabar susigaudyti, ar ne? Reiškia, kad mes pirmą kartą 800 dauginam iš 0,8 ir po to antrą kartą dauginam iš 0,8. Tai vadinasi, mes kiekvieną kartą paimam po 80% nuo tos, na, pradinės kainos šiuo atveju, ar ne, ir po to nuo to, kas lieka dar 80%. Nu tai mes mažinam per 20% tokiu atveju. Ne, jeigu mes paimam 80% nuo tos kainos, tai mes sumažinam per 20%. Ne, tai va dėl to, sakyčiau, iš karto galim žymėti, kad atsakymas B, ar ne, nėra čia daugiau ko spręsti. Jo, tai turbūt aš tada nuvalau ir pasirenku atsakymą 20% ir judu toliau. Jo, šiaip gal lengvesnis netgi būdas būtų tiesiog patikrint galbūt tos atsakymus irgi greitai greitai gan gautųsi. Gerai. Jeigu viskas tvarkoja, tai 6 uždavinys yra žinoma, kad triženklio skaičiaus 2 paskutiniai skaitmenys yra skirtingi. Kiek iš viso yra tokių triženklių skaičių? Na, toks kombinatorinis uždavinukas. Taip, matau, vėl galimai vaizdas neatsirado, tai tuoj turėtų atsirasti. Įdomu, kodėl neatsirado šiaip. Štai, ok. Atsirado, pagaliau. Taip, tai na, pažiūrėkite, yra žinoma, jo, triženklio skaičiaus 2 paskutiniai skaitmenys yra skirtingi būtinai ir kiek yra tokių triženklių skaičių. Tai, na, mums reikia užtikrinti, kad priskaičiuosim visus tokius triženklių skaičius su tokia papildoma sąlyga, kad būtinai 2 paskutiniai skaitmenys turi būti, na, nevienodi, skirtingi. Tai kaip jūs spręstume tokį uždavinį? Ir, na, koks atsakymas galbūt jau matosi. Na, čia galim visai ir nespėti. Nesitikėjau, galvojau, gal kažkaip čia greitai, kiek ten 22 klausimai. Jau pusę laiko mūsų ant 6 klausimą praėjo. Ir aš atkreipsiu dėmesį, kad mes niekur neskubam šiuo atveju, tai turėkim tą omenyje. Jeigu laikas pasibaigs, tai nereiškia dėl to, kad būtinai čia testas kažkoks sudėtingas ar kažką, tiesiog toks formatas šiandien pas mus. Ok, apelsinas siūlo 9x10x9. Ok, na, aš pabandysiu pasižiūrėti, ar tikrai taip. Tai, na, konstruojam triženklių skaičius, ne? Taip, tai pirmasis šimtūtas skaitmuo, ar ne, jisai gali būti pasirenkamas iš bet kokio skaitmens nuo vieneto iki 9, ne? Pradžiui 0 tikrai negali būti, tai turim turbūt 9 variantus čia. Ok. Tada antrasis skaitmuo, dešimčių skaitmuo, na, jisai turbūt eina be jokių apribojimų, sakykim taip, ne? Tai gali ir sutapti su tuo 100 skaitmeniu, nieko tokio, bet iš esmės gali būti bet kas nuo 0 iki 9, tai iš viso turim 10 skaitmenų, 10 variantų. Na ir tada į trečią, čia vat vienetų vietą, mes galėtumėm rinktis bet ką, tik tai ne tai, ką jau pasirinkome, na, į antrą vietą, ne? Negalim rinktis to paties. Nu, tai vadinasi, nebe 10 variantų, bet lieka 9. Ne? Nes vienas jau pasirinktas, mes negalim to pakartoti, nes norim užtikrinti, kad 2 paskutiniai skaitmenys būtų skirtingi. Ir jeigu norim gauti visus variantus, ką mes turim padaryti su šitais 3 skaičiais, na, turėtumėm juos sudauginti. Na, tas sudauginimas galėtų matytis iš čia, jeigu mes čia pieštumėm galimybių medžius, bet, na, tiesiog labai baisiai tas atrodytų. Tai sudauginam ir turim atsakymą, kiek čia bus, galima skaičiuotuvą išsitraukti, bet 9x9 81, x10 tai 810, ne? Ir jo, apelsinas visiškai teisus, panašu čia. Tai aš pažymiu tada atsakymą 810 ir judam toliau. Taip, trigonometrinė lygtis, pagaliau. Taip, lygties nurodytos sprendiniai yra kažkuris variantas iš 4.
Čia turbūt reikia bandyti spręsti, žiūrėti. Bet kas gali padėti, tai gali padėti egzamino formulynas. Ten yra išspręsta bendruoju atveju lygtis sinus x lygu a, kur a yra skaičius tarp minus vieneto ir vieneto. Tai galima bandyti naudotis formulynu. Ir pasinaudokim. Tai tik tai pirmiausia, turbūt aš turėdamas tokį lygtį, turėčiau gal padalinti abi pusės iš 2, tam, kad jinai atrodytų, taip, čia matysis, sinus x iš 2 lygu 1/2. Ne? Tai kas čia gali truputį galbūt gluminti, tai tas x dalinta iš 2, bet nereikėtų išsigąsti to užrašo, galim laikyti, kad tai yra tam tikrą prasme tas pats kaip x, tiesiog kad būtų, tiesiog pačioj pabaigoje reikės atsižvelgti, kad visgi ne x, bet x padalinta iš 2. Tai rašau tada x padalinta iš 2 lygų ir naudojuosi egzamino formulynu. Egzamino formulyne ten pasakyta, kad turėtų būti minus vienetas katuoju kart arc sinusas nuo 1/2 plus pi k ir k priklauso sveikiesiams skaičiams, k priklauso z. Dar čia ne pabaiga, tada ką mes turėtumėm padaryti, turėtumėm paskaičiuoti arc sinusą nuo 1/2. Ir kas yra arc sinusas nuo 1/2? Tai yra mūsų atveju toksai kampas radianais nuo, kažkoks kampas tarp minus pi iš 2 ir pi iš 2, su kuriuo sinusas yra lygus 1/2. Galima ir su skaičiuotuvu turbūt šitą paskaičiuoti, bet man asmeniškai šitą lengviau be skaičiuotuvo turbūt skaičiuoti, bet aš galiu nepabijoti išsitraukti skaičiuotuvą ir pabandyti čia kažką tai įrodyti. Man turbūt reikėtų rašyti, paimti šitą dalyką. Ir čia turėtų būti arc sinusas skaičiuotuve ir tada turėčiau rašyti 1/2. Arba tai yra 0,5, galiu ir taip rašyti. Ir taip, čia man reikėtų taip. Laipsniai ir gerai, man šitai pateikia atsakymą, bet čia turėtų būti, ko gero, šitas skaičius turėtų būti tas pats kaip pi padalinta iš 6. Aš patikrinsiu. Pi padalinta iš 6. Jo, tai yra absoliučiai tas pats. Okei. Man lengviau be skaičiuotuvo šitą atlikti, bet, skaičiuotuvas grąžina teisingą atsakymą, tik tai jis nėra labai mums patogia forma. Radianais, tas kampas yra pi padalinta iš 6. Ir mes turėtumėm taip rašyti, nes pas mus, čia radianais yra matuojami tie kampai. Ir tada čia yra dalyba iš 2 ir dabar atėjo tas laikas, kai reikia į tai atsižvelgti. Tai mes turėtumėm visą savo tą atsakymą padauginti iš 2. Jeigu mes tą padarysim, turėsim, kad, taip, kur čia man dabar parašyti, taip, čia gal tilps, čia parašysiu x lygu ir būtų tada, taip, būtų minus vienetas katuoju kart ir tada pi iš 6 aš dauginu iš 2, tai būtų 2 pi iš 6, kas yra tas pats kaip pi iš 3, ne? Ir tada būtų plus, čia buvo pi k, tai šitą irgi dauginu iš 2, tai būtų 2 pi k. Ne? Ir k priklauso sveikiesiams skaičiams. Ir panašu, kad yra toks variantas, turėtų būti paskutinis, ar ne, šitas. Jo, toks ir yra, ne, tai aš galiu jį turbūt pasirinkti ir bus viskas. Taip, aš dar noriu tą skaičiuotuvą pažiūrėti. Jeigu aš parašau arc sinusas, nuo 1/2, o jeigu laipsniais padaryčiau. Taip, arc sinusas, čia tada 0,5, 1/2 parašau. Okei, taip paprašiau. Jo, galima taip naudoti skaičiuotuvą, galima gauti 30 laipsnių ir 30 laipsnių radianais tai yra pi iš 6, tada reikia pasiversti mokėti, ne? Jeigu aš čia paspaudžiu taip.
Nu, čia. Jo. Tvarko. Gerai, tai išsisprendėm ir galima turbūt judėti toliau. Kaip jums kol kas uždaviniai, nežinau, kas dar esat, žiūrit, ar sunku ar ne, kaip jums pasirodė. Galit pasidalinti įspūdžiais. Na, visai yra kas spręsti iš tikrųjų. Taip, judam toliau, po truputį. Teiraujasi manęs, kas man labiau patinka, laipsniai ir radianai. Kaip kada, nuo konteksto turbūt priklauso, kažkaip, nežinau, gal net radianai, bet nežinau, priklauso nuo konteksto turbūt. Ok. Vieni atrodo aiškus, kiti nelabai. Ok, reiškia yra dar ką išmokti, ne? Dinozauriukas sako, kad nusiskundimų nėra. Smagu. Koldūnėlis sako, žinant teoriją ir kaip naudotis formulių lapu, tai pakankamai lengvi. Be konteksto bendrai paėmus. Būtinai nori iš manęs, kad pasirinkimą padaryčiau. Nežinau, čia toks kontroversiškas klausimas, ar ne, ar laipsniai radianai. Visgi gal laipsnius tada pasirinksiu, nežinau, turbūt dėl to, kad kaip ir, prasideda, man atrodo, nuo laipsnių, viskas po to ten pereinama prie radianų, tai kažkaip natūraliau yra tie 360 laipsnių, bet, čia skonio reikalas. Tvarkoj, gerai, tai turim vektorius čia. Turim vektorius A ir B ir sako, kad jie yra statmeni ir jie yra statmeni, kai yra kažkoks specifinis skaičius. Tai koks tas K turėtų būti ir gal, pirmiausia reikėtų gal paklausti, ką reiškia, kad vektoriai statmeni? Po pasižymi statmeni vektoriai. Aha, sako, santykiai lygus turėtų būti. Nežinau, ar galiu sutikti. Santykiai lygus tada, kai vektoriai yra kolinearūs. Čia turbūt, čia yra vektorių kolinearumo sąlyga, kas irgi yra svarbu, bet jeigu šnekam apie vektorių statmenumą, tai tada, turbūt svarbu yra kas. Vektoriai yra statmeni, tada ir tik tada, kai jų skaliarinė sandauga yra lygi nuliui. Tas ateina tiesiogiai iš skaliarinės sandaugos apibrėžimo, nes ten joje dalyvauja kosinusas, tai kosinusas turėtų būti nuo kampo 90, nes statmeni vektoriai, tai kosinusas nuo 90 yra nulis ir tai užnulina visą tą skaliarinę sandaugą. Komentaruose matau. Tai gerai, jeigu tą žinom, tai tada čia nėra labai ką ir daryti, reikia tada suskaičiuoti tą skaliarinę sandaugą ir jeigu žinom koordinates, tai reikia pakoordinačiui dauginti. Tie pirmieji skliaustai nebūtini buvo. Ir plus tada antrosios koordinatės k kart 1 ir rezultate turim gauti 0. Šiaip kas įdomu, kad atsakymas vis tiek sutaps turbūt. Nors sakėt, kad santykiai turi būti lygus, bet vis tiek atsakymas bus geras, man atrodo, ne? Pažiūrėkim, čia gaunasi tada 3 plus k yra lygu 0, ir k yra minus 3. Taip. Tai nežinau, kaip sprendėt, kaip jums ten taip gavosi, bet teisingai. Teisingai, k minus 3. Renkamės šitą ir viskas. Skaliarinė sandauga, čia iš vektorių temos šitas dalykas, mokyklos kontekste tai yra iš vektorių temos skaliarinė sandauga. Arba, jeigu turit reikalų fizikoje, tai fizikoje ten galima išgirsti tokį dalyką kaip skaliariniai dydžiai, vektoriniai dydžiai. Bet sandauga, tai labiau su vektoriais. Ok, taip, tai turim atsakymą ir judėkim toliau. Taip, numeris 9.
Taip, čia bus darbo uždavinys jau. Sako, vienas siurblys baseiną pripildo vandeniu per x valandų, o antras siurblys tą patį baseiną pripildo vandeniu per 2x valandų. Kuris reiškinys nusako, kokią dalį baseino pripildys abu siurbliai per 1 valandą veikdami kartu. Nu va, tai turim klasikinį baseinų uždavinį, čia visiška klasika baseinų pildymo uždaviniai. Nežinau, kaip jums dažnai gyvenime tenka pildyti baseiną vandeniu, bet matematikoje tai pakankamai dažna problema mokyklos kontekste vėlgi. Tai jau kaip spręstumėt, nežinau, gal jau turite atsakymą. Na, ką čia reikėtų vertinti, ne? Pirmas baseinas pripildomas... vienas siurblys baseiną pripildo per x valandų, o kitas per 2x valandų. Darbo našumas. Tikrai tas gali čia padėti. Na jo, čia reikėtų sudėti abiejų tų siurblių našumus ir turbūt tai duotų mum atsakymą, ne? Tai, jeigu pirmasis siurblys pripildo baseiną vandeniu per x valandų, tai per 1 valandą, ką jisai padaro, jisai pripildo vienetas iš x baseino dalį. Visai logiška, nes jeigu būtų, tarkim, per 5 valandas užpildo pilną baseiną, tai per 1 valandą užpildytų tada 1/5. Ne? Kaip ir prasminga. Jo, teisingai, matau komentaruose tikrai taip, tai čia yra pirmasis siurblys, tada antrasis per 2x valandų, tai analogiškai būtų 1 padalinta iš 2x. Tai jeigu x būtų 5, tai čia tada būtų 10 ir būtų čia tada 1/10 pas mus. Ir jo, reikia tada sudėti, nes dirba kartu. Tas dalis, kuris užpildo per 1 valandą sudedam ir gausim, kiek užpildys veikdami kartu. Tai čia yra trupmenų sudėtis, būtų gerai nesuklyst, tai su bendravardiklinkim, šitą daudinu iš 2, šitą iš 1, lygu 2x bendras vardiklis ir čia tada 2 + 1. Dar man siūlė daudinti iš laiko. Šitam uždavinį to turbūt neklausė, ne? Mūsų neklausė, per kiek laiko būtų užpildomas baseinas ten, jeigu 2 siurbliai veiktų kartu, ne? Jeigu klaustų, tada reikėtų įsivesti turbūt tą laiką, bet dabar mūsų klausė tiesiog, kokią baseino dalį užpildys abu veikdami kartu per 1 valandą, ne? Jo, tai, užtenka tiek tiesiog, ar ne? Ir čia yra 3 padalinta iš 2x. Ir tai yra viskas, jo. Čia būtų galima, aišku, plėsti šitą klausimą toliau, ar ne? Ir šnekėti per tiek laiko, ten užpildyti baseiną, bet, čia būtų kitas uždavinys. O pas mus atsakymas C. Ir galim judėti toliau. Pala 3 iš 2x, ne? Gerai pasirinkau. Tvarkoj. Taip, tikimybių turėsim. Standartinis 6-sienis lošimo kauliukas metamas 3 kartus. Kokia tikimybė, kad antrą kartą atvirs daugiau akučių negu pirmą kartą, o trečią kartą atvirs daugiau akučių negu antrą kartą? Čia visai, nežinau, visai įdomus šitas uždavinys. Yra kažkada egzamine buvęs kažkuriais metais klausimas, tiesiog kokia tikimybė, kad metus 2 kauliukus, kad antrą kartą atvirs daugiau akučių negu pirmą kartą ir tuo pasibaigė sąlyga. Dabar, tas klausimas yra truputį išplėstas. Dabar, sako, kaip bus, kokia tikimybė, kad metus 3 kauliukus, antrą kartą atvirs daugiau akučių negu pirmą kartą ir trečią kartą taip pat privalo atvirs daugiau akučių negu antrą kartą. Nerodo, o jetus, kaip blogai. Aš čia su savim štekėjau visą laiką turbūt, nes, kai nesimato žodžių visai, tada kitaip klausosi turbūt. Tai jau matau, atsirado, pasižiūrėti. Šiaip nežinau, kažkaip vieni uždaviniai greitai prasiskipina, kitų reikia luktelt. Ne? Luktelt. Žiūrėkime Euroviziją, jinai turėtų būti antradienį, pirmasis pusfinalis. Gerai.
Taip, 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 taip. Ar būtų pasiūlymų? Jau rodo, ne? Labai gerai. Labai gerai. Nu, pagalvokit, ką čia galima išmastyti iš viso šito. Sunkokai atrodo, ne? Jisai, jo, šitas įdomesnis ir na, galvoju, ar čia, na, kokiu būdu lengviau būtų šitą spręsti. Na, visų variantų neišsirašysim, gal čia būtų 6/3, berods 216 turbūt, ne? Daugokai. Ar bus įrašas klausimas, žiūrėsim, jeigu techniškai viskas čia pavyks ir jo, nežinau, jeigu nieks nesubirės, tai turbūt gal ir bus, bet, na, kol kas negriežtai. Aha, sako, reikia naudoti emission formulę. Galima naudoti. Tai, na, kaip čia būtų galima daryti? Galima sakyti taip, kad įvykį, kad metus 3 kauliukus, antrą kartą atvirs daugiau akučių negu pirmą, o trečią atvirs daugiau akučių negu antrą, aš pasižymėčiau A raidę ir tuomet aš skaičiuočiau tikimybę P nuo įvykio A. Ir, na, kaip man pasiūlė komentaruose, sako, M iš N galėtų būti, na, čia pagal klasikinį tikimybės apibrėžimą mums reikėtų parašyti, kiek yra palankių baigčių tokio įvykio, M būtų palankios baigtis, ne? Kiek yra tokių baigčių galimų, kurios yra jo mums tinkamos, mums palankios, o N yra absoliučiai visų įmanomų baigčių skaičius, ne? Metam 3 kauliukus, kiek ten tų baigčių gali būti. Tai, na, N turbūt lengviau yra pasakyti, tai galima turbūt taip interpretuoti, jeigu mes metam 3 kauliukus, o šito čia neturėtų būti, taip išjungsim, taip, metam 3 kauliukus ir visi vienodi, 6 sieniai, standartiniai, tai, na, yra po 6 variantus kiekvienam kauliukui, ne, tai jeigu žiūrim bendrai, na, tai būtų 6x6x6, ne, vat 6/3 variantų iš viso, ne, galima taip interpretuoti. Ir tada daug sunkiau turbūt yra dėl to M. Tai, na, galiu pabandyti papasakoti, jeigu jūs turit variantų irgi galit pasakyti, kaip jums atrodo. Jo, vardiklėje tenai, na jo, ten yra 216. Jeigu išsirašinėtumėm visus variantus, tai, na, ne kažką būtų, labai ilgai užtruktų. Tai, na, galima, tarkime, spręsti šitaip. Sakykime, na, aš turėčiau variantą, man dar siūlo, ar galima rašyti 6x6x6, vardiklėje tikrai galima. Nu, visiškai tas pats tai yra kaip 6/3. Jo. Na dabar dėl skaitiklio. Vat aš noriu pavyzdį parodyti. Sakykime, aš turiu vat tokį, taip, kur čia man geriau rašyti, kad matytųsi. Va čia. Sakykime, 1, 2 ir 3. Va toksai trejetas. Ir toksai trejetas, tarkim, jis reiškia, kad pirmam kauliukė iškrito 1 akutė, antram 2 ir trečiam 3. Ne, va toks pavyzdys. Ir sakykime, aš tada, na, surašysiu visas įmanomas kombinacijas vieneto, dvejeto ir trejeto. Čia naisti, na, paimsiu 1, 3, 2, paimsiu tada 2, 1, 3, paimsiu 2, 3, 1, tada dar 3, 1, 2 ir 3, 2, 1. Nu va. Ir dabar, kuris iš 6 šitų variantų, ar ne, yra 6 variantai, kuris mums tiktų pagal klausimą? Na, antrą kartą turi būti daugiau negu pirmą ir trečią kartą turi būti daugiau būtinai negu antrą. Tai kitaip sakant, turi didėti tie skaičiai, ne? Jo, tik pirmas, jo, labai teisingai, šitas. Tai, ką aš tuo noriu pasakyti, ne? Tai pastebėkim, kad kiekvienam tada tokiam šešete, ne, va čia yra 6 variantai, kiekvienam šešete yra tik tai vienas,
kuris mums yra tinkamas. Ne, kad ir kokius aš skaičius būčiau paėmęs, galėjau paimti, nežinau, bet kokius kitus ten 2, 4 ir 6, ne, bet kad ir kaip išrikiuočiau, būtų 6 variantai iš to ir tada tik vienas būtų tinkamas. Tai kombinatorikoje yra būdas paskaičiuoti, na, kiek yra iš viso tokių šešetų. Nes jeigu mes žinosim, kiek iš viso yra tokių šešetų, na, tai mes gausim M, dėl to, kad kiekvienam šešetui yra tik vienas variantas. Ne? Tai jeigu mes paskaičiuotumėm, kiek yra iš viso tokių šešetų, bet tokį šešetą įskaičiuojam kaip vieną variantą, tai mes turėtumėm atsakymą. Ir taip man užbanino žodį kažkokį, bet aš nematau, koks žodis kažkodėl man nerodo. Ok. Žodis yra, šitas, ne? Nesakyti, ok. Aš pabandysiu. Taip, tai kiek yra tokių šešetų, ne? Jeigu mes atsakysim, tai čia bus tas pats, kaip atsakyti klausimą, kiek yra tokių mums tinkančių trejetų, kur didėja skaičiai, ne? Vienas po kito. Tai tokių šešetų yra, na, kiek? Jeigu mes prisimintumėm iš kombinatorikos, ten yra toks derinių skaičius, jisai C raidė yra žymimas. Ne, ir jeigu mes paskaičiuotumėm, kiek yra būdų, na, kiek yra tų derinių, kur tvarka yra nesvarbi, kur tokie šešetai yra įskaičiuojami kaip vienas variantas, tai jeigu mes iš 6 rinktumėmės 3, tai va šitas dalykas būtent ir pasakytų, kiek yra tokių skirtingų šešetų. Ne, ir automatiškai tai ir yra tai, ko mums reikia. Ne, čia toks, na, truputį pagilintas sprendimas, bet jisai, na, pakankamai paprastas, jeigu pavyksta tas detalės suprasti. Tai, nu jo, tada čia tas derinių skaičius būtų 6 faktorialas dalinta iš 3 faktorialų ir čia 6 minus 3 faktorialas. Na, vėlgi, galima skaičiuotuvą išsitraukti, galima mintyse paskaičiuoti, kiek tai tada bus. Taip, 5 kart 4. Ir berods šitiek. Ar aš suklydau? Bandau mintyse skaičiuoti, bet nežinau, ar čia į naudą man. Berods tiek. Ok, matau visokių variantų. Aš stengiuosi nevartoti žodžių iš D raidės, tai vat, tiek gaunasi berods, ne? Ir dėl to panašu čia turėtų būti tiek. Turėtų būti galimai tiek. Ne, viskas gerai, spręskim čia, ta prasme, nėra šitas pats paprasčiausias už to, ką matėm, tikrai ne. Ir, na, tada čia gaunasi tiek iš tiek. Ir, na, galima prastinti kažkiek tą trupmeną. Ne, kiek čia tada būtų. Kiek čia būtų. Aš turbūt galėčiau iš 4 padalinti. Tiek vieną, tiek kitą skaičių. Čia būtų tiek. Ir čia būtų tada tiek. Nu ir valio. Variantas pirmasis gavosi. Jo. Nu va. Ok. Tai, nu va taip. Ir sakau, čia nėra turbūt vienintelis sprendimo būdas, kadangi gavosi, na, tiek tų variantų, gal ir galima būtų permastyti, bet, na, nežinau, aš taip spręšiu asmeniškai, bet gal jūs kažką gudriau sugalvotumėt. Taip, tai atsakymas turėtų būti šitas turbūt ir galim judėti toliau. Ir mūsų laikas artėja į pabaigą. Dinozauriukai nepatiko šitas. Jo, šiaip, bet šitas triukas, žinokit, jisai visai neblogas. Tikrai yra buvę, retai kada būna, bet yra buvę egzamine, bent vieną tikrai atsimenu uždavinį, kur galima pritaikyti šitą pačią idėją. Ten buvo toks uždavinukas su seifo kodais kadais. Nu va. Gerai. Taip, imtį sudaro 4 natūraliai skaičiai užrašyti didėjančiai. Tai yra 7x, 15 ir 21. Yra žinoma, kad šios imties vidurkis lygus jos medianai. Reikia nustatyti x reikšmę.
Jo, nespėsiu ir na, kaip sakau, šiandien pas mus toksai formatas, kad nepušinsiu jau ir specialiai neskubėsiu, nes kiti klausimai galimai dar sunkės, tai galim užtrukti dar ilgiau. Tai, yra kaip jau yra čia pas mus. Ir komentaruose matau teisingą sprendimą iš tikrųjų. Jeigu mes norim, kad vidurkis imties būtų lygus medianai, tai mes galim pasirašyti ką? Vidurkis tai yra, aritmetinis vidurkis, tai yra visų imties elementų suma padalinta iš tos imties elementų skaičiaus, tai yra 4. Ne? O mediana tai yra vidurinis elementas tos imties, jeigu jis egzistuoja, kai ta imtis yra išrikiuota didėjimo tvarka, kaip pas mus ir yra, bet jeigu to vidurinio elemento nėra, tai tada reikia imti 2 vidurinių elementų aritmetinį vidurkį. Ne, tai dėl to tie 2 viduriniai yra šitiek, pavartau žodį, kurio negaliu vartoti, man atrodo, ir reikia dalinti iš 2, jo, vidurkis. Ir tada čia jau galim pamiršti, kad čia mes iš vis imti kažkokią turim, galim tiesiog spręsti šitą lygtį. Tai kaip čia spręsti, aš padauginsiu abi pusės iš... Gerai, nedauginsiu, paimsiu ir sudėsiu pirmiausia čia skaitiklyje, tai bus taip 36 plus 7. Ar tai yra 43 plus x? Galimai, jo, dalinta iš 4 lygų, aš to kol kas perrašau. Ir dabar gal, kryžmai galiu sudauginti, pavyzdžiui, turėsiu 86 plus 2x yra lygų 4x plus 60, tada x į vieną pusę bus 2x, aš x kaip ir į dešinę keliu, bet rašau kairiai, skaičius keliu į kairę, bet rašysiu dešiniai, 26. Ir padalijus iš 2, padalinus ar padalijus? Padalijus turbūt. 13. Jau galiu naudoti. Ok. Gerai. Tai drąsiau tada sakysiu tą skaičių ir turim atsakymą berods 13. Jo. Berods tiek. Ir turbūt galim judėti toliau. Ir toliau. Štai toks uždavinys, duota funkcija. Reikia apskaičiuoti išvestinę tos funkcijos taške -1. Tai paskaičiuokim. Pirmiausia, turbūt reikia ką padaryti. Šiaip galima šitą uždavinį tikrai bent 2 keliais tokiais spręsti. Galima iš karto skaičiuoti išvestinę, bet jeigu nemėgstat sudėtinių funkcijų išvestinių, tada paprastesnis kelias yra susitvarkyti tą funkcijos išraišką pirmiausia. Tai yra pasimti f nuo x lygu, pasikelt kvadratu, kad būtų lengviau po to išvestinę skaičiuoti. Ir turėsim 9x kvadratu minus 2 sandaugą plus vienetas, ne? Jo, ir tada čia dar buvo minus 5x. Tai ką mes gaunam? Gaunam, kad f nuo x atrodo, sutraukiam panašiuosius narius. Tai šiuo atveju šitas ir turim minus 11x plus 1. Ir, manau, sutiksit, kad tokios funkcijos išvestinė lengviau skaičiuoti negu, taip užrašytos funkcijos, ne? Ir tada f išvestinė nuo x lygu, išvestinių skaičiavimo taisyklės tos pačios pagrindinės. Tai čia būtų 9 kart 2x iš pirmo nario, tai būtų 18x dėl to. Ir būtų minus, 11x išvestinė yra koeficientas prie x, tai 11 tiesiog. Atrodo taip, jeigu nesuklydau niekur, vienetų išvestinė yra 0, kaip konstantos išvestinė, bet kokios konstantos yra 0. Tai mums belieka tada įsistatyti minus vienetą ir bus 18 kart minus 1 minus 11. Ir tai yra minus 18 ir dar minus 11, tai minus 29, man atrodo.
Diskriminantas, sako dinozauriukas, na čia, matot, neprireikia mum, ar ne? Čia gal sako diskriminantą dėl to, kad čia yra kvadratinis trinaris. Na, jeigu mes jį prisilygintumėm nuliui, tai tada būtų galima naudoti diskriminantą. Tikrai taip. Dinozauriukas pastebėjo teisingai jo. Tada būtų galima naudoti diskriminantą. Dabar kiek kitoks uždavinys, ne, pas mus yra. Tai turim minus 29 kaip atsakymą ir jį galima įrašyti čia, bet gal, na, prieš įrašant dar galiu parodyti, kaip būtų galima greitai paskaičiuoti kitų būdų, pasinaudojant iš karto va šitą išraišką. Tuomet reikėtų, na, prisiminti sudėtinių funkcijų išvestines ir galima skaičiuoti vis tiek tiesiogiai, tai čia išvestinė tada būtų 2, dvejetas šoka žemyn, šitas persirašo ir dar reiktų padauginti iš skliaustų vidaus išvestinės, tai būtų 3. Na ir tada minus 5x išvestinė būtų minus 5. Nu va, ir tada lygiai taip pat čia, įsistatytume minus vienetą, paskaičiuotumėm vietoj x minus 1 ir turėtų būti minus 29, jeigu nesklydau niekur. Jo. Nu va. Gerai. Tai, na, mūsų laikas tik tai senka, pastebėkim tą, na, bet kokiu atveju tada, taip, ką aš padarysiu, įrašysiu atsakymą, minus 29 ir nutrinu viską ir pažymiu, kad šitą atsakėm. Na, ar spėsim per mažiau nei 4 minutės įveikti šitą? Numeris 13 ir labai gerai matau, ir pas jūs jau rodai. Labai gerai. Ar prisimenat, kaip spręsti rodiklinės nelygybės? Rodiklinės nelygybės. Na, manau, įveiksim čia per tas 3 minutės. Šiaip, na, jo, dar turbūt pasunkės tie uždaviniai šiek tiek, tai po to dar užtruksim laiko nemažai. Taip, reikia 0,1 persimest, kad būtų mažiau už 0 šitai. Sakote, vieną pusę sukelt. Na, jeigu gerai supratau, tai ne visai taip. Labiau koldūnėlio idėja. Man šiuo atveju patinka ir, na, ir tai, ką Apelsinas užrašė. Tai yra 0,1, tai yra, na, absoliučiai tas pats kaip, na, kol kas šitą perrašau, tai 0,1 yra tas pats kaip 1/10 arba 10 minus 1. Ne, tas neigiamas laipsnis apverstų 10, kas būtų 1/10, na, ir tai yra 0,1. Ir tuomet, kadangi šitas ir šitas skaičiai sutampa ir jie yra didesni už vienetą, galim juos numesti ir tada permest nelygybę ant laipsnių. Ne, va šitai. Dar galim išspręsti, ar ne, tai čia minus 5x mažiau už 27 keliame kitą pusę, tai būtų minus 28. Aha, ok. Nu va, Josh Gamer sako, suprato, kas buvo negerai, labai gerai, tvarkoja. Nu va, ir čia tada dalijam iš minus 5, turėčiau turbūt paskubėti, kad, na, užspėtumėm užfiksuoti šitą uždavinį, tai čia x yra daugiau už 28/5 ir nelygybė pasisuko į kitą pusę, nes dalijam iš neigiamų skaičiaus, ne? Ir tada išsitraukiu skaičiuotuvą ir 28 dalinu iš 5, 5,6, ne? X yra daugiau už 5,6. Nu va, ir aš iš tikrųjų nepaskaičiau sąlygos, man atrodo, čia, ar ne, sako, nustatykit mažiausią sveikai nelygybės sprendinį. Tai visi mūsų sprendiniai, jie atrodo šitaip, nuo 5,6 iki plus begalybės. Tai mažiausias sveikas skaičius, na, koks yra? Turi būti daugiau už 5,6, 5,6, na, nepriklauso intervalui, ar turi būti sveikas skaičius? Na, tai natūralu, kad sekantis, na, pats mažiausias sveikas skaičius tame intervale yra 6. Na? Dėl to atsakymę čia turėčiau parašyti 6. Ir viskas, jo, ir matau komentaruose taip 6. Tai, nu va, išsprendėm.
Ir aš užfiksuosiu šitą atsakymą ir turėkime omeny, kad kol kas įveikiam 13 klausimų. Ir turbūt man reikės tą testą kažkaip sugrąžinti iš naujo ir jo, po to toliau spręsim. Nu nieko, tegul pasibaigė tas laikas, pažiūrėkim sąlygą, kad po to reiktų mažiau žiūrėti. Ritinio šininis pjūvis yra kvadratas, šoninio paviršiaus plotas duotas, apskaičiuokit šio ritinio pagrindo spindulio ilgį. Nu, okei, paskaičiuosim. Pažiūrim, kas nutinka, kai baigėsi laikas. Pala, aš paspaudžiu pateikti, nepaspaudžiu. Ok, dabar paspausiu. Nu, pateikim. Ok, tegul būna pateikta. Ir, nu jo, kaip ir planavom, 13 atsakėm, turim 13 iš 22. Neblogai. Man sako koldūnėlis atsigerti, aš tą ir padarysiu. Dinozauriukas siūlo kitam kartui pasilikti. Manot, geriau būtų kitam kartui? Nežinau, galit parašyti komentaruose, kaip galvojat, ar pasiliekam kitam kartui, ar sprendžiam šiandien. Nežinau, šiaip man tinka abu variantai iš tikrųjų. Tai, na, dinozauriukas tada pasisakė už tai, kad būtų kitam kartui. Jo, na, dar sako žmonės, kol kas 2 matau, lyg ir už tai, kad spręstumėm toliau, žiūrint, kada būtų daromas kitas live. Nu, jo, jeigu daryčiau vėl spalį, tai nebūtų gerai turbūt, ne? Dinozauriukas pasiaukojančiai sako, nepaisant to, kaip nuspręsit, sako, aš vis tiek lieku. Nice. Ok, tai, nu ką žinau, aš visai už tai, kad pribaigtumėm šitą testą ir nebegrįžtumėm po to prie jo daugiau. Tai, nu gerai, kažkaip pabandysiu čia dabar suspaudyti, kad galėtumėm spręsti toliau. Taip, tai 13 atsakėm. Pala, tai čia mums dabar... jo, čia pakomentuos, pala, aš galėčiau kažkaip... Ar galėčiau aš parestartuoti tą testą? Pala. Taip, nu gerai, ką aš turbūt turėčiau padaryti? Žiūrėkit, aš truputį jums pienį jungsiu. Turėtų įsijungti pienę dabar. Jas, turim pienę. Jūs mane galite turbūt dar girdėti, bet aš sutvarkysiu techninius nesklandumus, tegul pienę pažaidžiu su kamuliuku. Taip. Jo, aš tiesiog iš naujo jungsiu tą testą ir pereisiu iš karto ten iki to klausimo, iki kurio mums reikia. Ir galbūt, na, vardan pilnumo aš suspaudysiu teisingus atsakymus dar. Ne, taip, tai įsijungiu jau iš naujo testą. Ir, jo, pabandau tada suspaudyti teisingus atsakymus greitai. Ir grąžinsiu tuo ir jums vaizdą, tai jeigu turit minutėlę, paprašysiu luktelt. Luktelt. Taip, 4 variantas. Jo, gerai. Taip, jau aš 5 klausime esu. Taip, noriu įtvirtinti mūsų ankstesnį darbą, renkuosi tuos atsakymus teisingus, kur rinkomės praeitą kartą, spręsdami. Ir... Taip, gerai, 7 atsakiau, 8, taip, atsakau 8, 9, taip. Gerai, jau 10 atsakiau, tada 11 buvo toksai, 12 buvo toksai berods. O jėtus kaip išsigandau, man stikerį priklijau. Visada labai garsiai būna. Taip, ir 13 atsakiau. Ir galim grįžti turbūt. Tvarko. Gerai, taip, pala, ką aš turėčiau dabar padaryti. Dabar aš turėčiau grąžinti vaizdą atgal. Ir jeigu veikia mano užprogramuota sistema, turėtų atsirasti tuoj vaizdas ir jums. Yes, turim.
Ir pienė sėdi man ant galvos praktiškai. Jo, tų stikerių garsas čia toks stiprus dalykas. Gal bus galima paspręsti tam live bandomą egzaminą. Jeigu jis yra viešai prieinamas, tai galbūt ir galima. Pasižiūrėsiu. Gerai, bet turėtumėt... Pala. Nesimato sąlygos dar. Ok, tai viskas neveikia taip, kaip aš norėčiau, kad veiktų. Pala. Kodėl nesimato? Štai, įsijungia pagaliau. Na, yra vėlavimas kažkoks, nieko gal labai baisaus. Tvarkoja. Taip, ritinio ašinis pjūvis yra kvadratas, turėkim tą omeny, o šoninio paviršiaus plotas yra 144 pi kvadratinių centimetrų. Reikia apskaičiuoti ritinio pagrindo spindulio ilgį. Štai taip. Štai taip. Gerai, tai ką mes turim? Tas ašinis pjūvis yra pilkai nuspalvinta dalis, ne? Tai yra kvadratas, sako. Tai jeigu kvadratas, tai ką tai reiškia? Tai reiškia tada, kad 2r, 2 kart r tai yra skersmuo, ar ne? Vat apskritimo ten pagrindė skersmuo yra lygus h, ne? Vat tą turėkime omeny. Ir gerai, ką mes čia dar turim? Turim, kad šoninio paviršiaus plotas yra toksai. Tai reikia tuo pasinaudoti. Dabar, jeigu mes bandytumėm užsirašyti, kaip skaičiuojasi ritinio šoninio paviršiaus plotas, tai, reikėtų pamastyti, kas tai būtų, ne? Tai jeigu mes išlankstytumėm tą ritinį, ką mes gautumėm, aš dabar, bandysiu piešti, bet turėkime omeny, kad aš nemoku to daryti, turėtumėm gauti, kažką tais tokio. Ne, būtų šita dalis ir būtų, 2 apskritimai, ne? Vat kažkaip taip. Na, čia būtų išklotinė tokia ritinio ir šoninio paviršiaus plotas, tai yra šitos dalies plotas. Ir iš kur, ateina tada tas stačiakampis čia, tai čianai būtų tiek pat, kiek aukštinė h. Kiek įdomiau yra su tuo, kiek yra štai čia ilgis. Ne? Ir šitas išmatavimas, to stačiakampio ilgis, jisai sutampa su šito apskritimo ilgiu. Ne? Nes kai išlankstom, taip tiesiog persikelia tenais. Tai čia yra apskritimo to ilgis, kas skaičiuojasi kaip 2pi kart spindulys r. Ne? Tai vadinasi, tada tas šoninio paviršiaus plotas, jeigu mes jį patys skaičiuojam, tai užsirašo kaip 2πr kart h, ne, čia tas šoninio paviršiaus plotas ir jis yra lygus 144 pi. Ne, tokia lygybė, nuo kurios galima atsispirti. Iš karto galima, pavyzdžiui, abi pusės iš pi padalinti. Ne, turim tada 2r kart h lygus 144. Turbūt būtų galima ir iš 2 padalinti, galėjau ir tą daryti, tai r kart h lygu, kiek čia dabar bus, 72, ne, berods. Visada, jeigu ką skaičiuotuvas ten kampe yra. Ir tada, prisiminkim, kad šitą sakymą, ne, ir galim tuo pasinaudoti, kadangi mums reikia čia spindulį rasti, tai turbūt iš čia galima išsireikšti. Net nereikia išsireikšti iš tikrųjų, ar ne? Čia yra h lygu 2r, tai vietoj h aš čia įsistatysiu 2r. Ir bus r kart 2r lygu 72. Tai kairiai pusėje turim 2r kvadratu lygu 72. Dalinam iš 2. Parašysiu kiek aukščiau. R kvadratas yra 36. 36 geras skaičius kaip r kvadratui, dėl to, kad tada r būtų lygu, traukim šaknį, formaliai plus minus 6, bet kadangi r yra spindulys, tai neigiamas mums tikrai netinka, imam teigiamą. Ne? Tai dėl to atsakymas būtų 6 cm, jo čia visur buvo centimetrai, ne? Va čia buvo kvadratiniai centimetrai, tai natūralu, kad ir r tada centimetrai gaunasi. Nu va.
Šiaip kas įdomu, praeito uždavinio atsakymas irgi buvo 6. Nežinau, taip sutapo. Gerai. Jeigu viskas tvarkoj, judam toliau, taip tada aš nutrinsiu šitą. 15. Seka k kvadratu, k trečiuoju ir taip toliau yra begalinė mažėjančioji geometrinė progresija ir visų šios sekos narių suma lygi 9. Nustatykite skaičiaus k reikšmę. Nu va. Matau, kad ir pas jūs sąlyga pasikeitė, tai labai gerai. Labai gerai. Ir šitas uždavinys yra turbūt apie nykstančiąją geometrinę progresiją. Nykstančią, jo. Ir kas yra gerai, egzamino formulinė yra prie nykstamosios geometrinės progresijos, ten pirmam lape tokia formulė, kuri atrodo S lygu B1 padalinta iš 1 minus Q arba Q, kaip norit. Kur B1 yra pirmasis tos progresijos narys, o šitas dalykas yra tos progresijos vardiklis. Ir tas S, tai reiškia, kad čia yra visi tos geometrinės nykstamosios progresijos, visų narių suma. Ne? S yra visų narių suma. Galėčiau parašyti, kad tai yra tas pats kaip k plus k kvadratas plus k trečiuoju. Ir kas yra įdomu, kad jeigu mes turim nykstančią geometrinę progresiją, mes sumuojam iki begalybės. Niekad nesustojam, tą galima daryti tuo atveju, kai geometrinė progresija yra būtent nykstamoji. Ok. Taip, matau komentaruose, tai S lygu k padalinta iš 1 minus 4. Nelabai žinau, kodėl ketvertas turėtų būti, bet labai panašiai. S turėtų būti kas? Jo, pirmas narys yra k, tada čia yra vienetas minus, o vardiklis tai yra toksai skaičius, iš kurio mes dauginam prieš tai buvusį narį, kad gautumėm sekantį, ne? Jo, teisingai. Vardiklis turėtų būti tiesiog k, ar ne? Nes jeigu aš turiu pirmą narį k, padauginu jį vėl iš k, gaunu k kvadratą, sekantį narį. Jo. Ir šita suma mums sako, kad tai yra 9. Ne? Ir jeigu mes norim rasti tą k, tai turbūt čia yra mūsų įrankis, ne, už ko kabintis. Ir turbūt, ką aš padarysiu, aš taip neatsargiai spręsiu šitą lygybę. Jo, turbūt kryžmai sudauginsiu. Tiesiog, 9 tai yra 9 pirmosios ir turėčiau tada gauti. Svarbu, kad k būtų nelygus vienetui, bet čia nieko tokio ir nesigaus turbūt. Jo, kad čia vardiklis būtų nenulinis. Ok, tai turėsim turbūt k kart 1 lygu 9 kart 1 minus k. Dėl to k yra lygu 9 minus 9k. Tada turim 10k lygu 9, dalėjom iš 10 ir k, kaip ir priklauso nykstamai geometriniai progresijai, turėtų būti skaičius tarp minus vieneto ir vieneto. Tai mūsų atveju, jis turbūt ir teigiamas turėtų būti, nes pas mus yra mažėjanti, turėtum tą omeny. 90, kaip ir viskas čia atrodo tvarkingai. Ir panašu toks yra atsakymas. Šiaip kas įdomu, kad jeigu mes turbūt bandysim dabar jį užrašyti šitaip, tai nepavyks, dėl to reikėtų rašyti dešimtainės trupmenos pavidalu. Tai 90 yra 0,9. Jo, man dar, pavyzdžiui, kyla klausimas, ar galima kablelį rašyti per vidurį, ar tašką turėčiau rašyti. Bet, nežinau, rašysiu kaip mokyklo, išmokė 0,9. Gerai, išsprendėm, judu toliau, norėtųsi jau suspėti per 2 valandą, ne? Norėtųsi suspėti. 16. Su integralu reikia apskaičiuoti koeficiento m reikšmę, jeigu turim tokią lygybę. Ir atsakymą pateikti dešimtainę trupmeną. Tai čia toks
kaip ir integralas su parametru, ne, parametras m, kintamasis x. Na, tai reikėtų prisiminti pirmykštės funkcijas, ar ne, Newtono-Leibnico formulę, kaip ten integruojasi dalykai. Tai galima atskirai tada šitam rašyti pirmykštę ir šitam. Tai m yra pas mus kaip konstanta kažkokia, x kintamasis, dėl to pirmojo nario pirmykštė funkcija turbūt būtų m kart ir tada x kvadrato pirmykštė yra x trečiuoju padalinta iš 3. Ne? Na, pirmykštė tai yra tokia funkcija, kurios išvestinė būtų šitas narys. Ne? Tada minus ir trejeto pirmykštė funkcija būtų 3x, dėl to, kad 3x išvestinė būtų 3. Sveiki, su manim sveikinas komentaruose, prisijunkit, dar mums liko 6 klausimai galimai berods spręsti, paskutiniai. Taip, ir tada reikės įsistatyti rėžius, čia 0, čia 2, ir mes žinom, kad visa tai yra lygu 4. Nu va, tai įsistatom tada dvejetą vietoj x, čia pagal Newtono-Leibnico formulę, tai būtų tada m kart 2 trečiuoju iš 3 minus 3 kart 2, ir tada turėčiau atimti ir įsistatyti 0, bet su 0 čia viskas kaip ir paprasta, nes užsinulins tiesiog. Jo, tai visa tai lygu 4. Ir tada gaunam, kad m kart 8 trečiosios minus 6 ir šitas visas yra, pastebėkim, lygus 0, tai lygu tiesiog 4. Ir dėl to, na tai parašysiu, lygu 6 perkeliu 10. Na, reikia dalinti iš 8 trečių arba dauginti iš 3 aštuntųjų, ne? Tai m lygu būtų 38. Ir sako, mum atsakymą pateikti 10 trupmeną, nu tai aš pasiemu skaičiuotuvą, kuriuo aš kartais nemoku pasinaudoti. Taip, 30 padalinta iš 8 yra 3,75. Na, reiktų sakyti 3 sveiki ir 75 šimtosios, bet per daug žodžių. Šitaip. Na. Ir viskas, tada pateikim atsakymą ir judam toliau. Taip, 3,75. Taip, tada išvalom viską ir toliau. Gerai, ar pasikeitė sąlyga pas jūs? Tai matau, kad dar nepasikeitė. Nu, tai luktelsiu jūsų tada. Kažkada turėtų atsirasti jo. Jo, luktelsiu. Nepamirštim jo antradienį pirmasis Eurovizijos pusfinalis berods, ne? Stretch. Šiaip geras labai patarimas. Jo. Stretch. Okay. Čia visą streamą šiandien belė kaip čia sėdžiu. Ir neatsiranda vis dar, nu, hydrate. Gerai, tvarkaraštis man sako, išsitiesk, atsigerk. Okay. Trečiadienį pupai, sako dinozauriukas. Ok, žinokit, prisipažinsiu, nežinojau. Va, aš tiek žinau apie reikalus, žinau, kad antradienį Eurovizija, bet nežinau, kad trečiadienį pupai. Tai vat tiek. Jeigu kas nors žiūrit šitą įrašą ir dabar yra kokie 2000, nežinau, 30-ieji, tai nežinau, parašykit komentaruose, kaip sekėsi Eurovizijoje mums šiemet. Gerai, tvarkoja, tai paveiksle pavaizduotas apžvalgos ratas su kapsulėmis keleiviams. Kapsulės ant apžvalgos rato aukštį h metrais nuo žemės galima apskaičiuoti pagal duotą formulę. Ir čia alfa yra kapsulės posūkio kampas, kuris yra tarp 0 ir 360 laipsnių. Ir turim nustatyti, į kokį didžiausią aukštį metrais gali pakilti kapsulė.
Sąlyga labai tokia, kaip mėgstu užsakyti, daug žodžių, bet uždavinys pats iš savęs jis nėra kažkuo sudėtingas, tiesiog reikia suprasti, ko nori iš mūsų čia. Ir aš klausiu jūsų, ar suprantat, ko nori iš mūsų čia? Kaip reiktų spręsti? Taip. Ar bus savanorių dėl šito uždavinio? Ką, turim čia tą, kas čia yra, apžvalgos ratą su kapsulėmis. Tai taip turim suprasti, kad tie juodi taškeliai čia yra kapsulė, ši mūsų apžvalgos ratas. Ir aukščiausias taškas, kur mes galim atsidurti, yra štai čia. Ne? Ir apelsinas sako teisingai. Mums reikėtų tiesiog, ką padaryti. Jeigu kampas alfa matuojamas nuo šitos vietos, tai mums reikėtų turbūt paimti tokio didumo kampą, ne? 180 laipsnių būtų. Ir toks alfa gali būti tikrai. Kitaip sakant, mums reikia maksimizuoti kosinusą. Čia, kosinus alfa turi būti. Jau veikia. Ok. Pertraukėlę. Ok, tuoj palaukit, sutvarkysiu tada. Čia. Taip, pala veikia ar neveikia? Pala man pačiam rodo ar ne? Rodo jau. Jau veikia. Taip, atsiprašau, žinokit, neįsivaizduoju, kas atsitiko, internetas kaip ir veikia. Gerai, grįžkim, mūsų laikas bėga. Tai kosinusas nuo 180, galima į skaičiuotuvą susives, pamatytumėm, kad ten būtų minus vienetas. Tai dėl to, čia mums gaunasi 32,7, tada jau plus būtų 32,3. Ir gauna pakankamai gražiai čia tą atsakymą 65. 65. Ir čia metrais yra, tai iš karto įvedu. Kodėl pliusas? Dėl to, kad čia buvo minusas ir tada, čia neigiamas skaičius, mes jį dauginam iš minus vieneto, tai 2 minusai sudauginus mums gražina pliusiuką. Dviejų neigiamų skaičių sandaugą. Jo, tai 65 ir judam toliau. Jo, šiaip jeigu kyla klausimų, galit klausti, drąsiai tam ir esu. Gerai, toliau. Tus 18 vektoriai. 18 vektoriai. Taip. Ar viskas veikia? Nežinau, man vėl čia kažkokios techninės kliūtys. Taip, jo, atsiprašau, truputėlį vėl man stringa kažkas. Ir bandau išsiaiškinti, ar viskas veikia. Matosi viskas, ne? Tai reiškia man kažkodėl neveikia. Jo, kažkokie strigimai atsirado, tikrai nežinau, kokios to priežastys. Tikiuosi, kad pagerės. Bet, kaip supratau, sąlyga yra matoma jums, tai gerai. Ir dėl to aš bandau tada parodyti tą sprendimą, spręs kartu. Gerai, taip, numeris 18, trikampio ABC kraštinėse AB ir CB atitinkamai pažymėti taškai D ir E, trikampiai ABC ir CBE yra panašiai ir jų panašumo koeficientas yra 2,5. Pažymėkim ACA, BDB, vektorių AE galima išreikšti vektoriais A ir B.
Taip, kad užsirašytų šitaip, čia m ir n yra realieji skaičiai, reikia nustatyti skaičių m ir n reikšmės, atsakymus pateikti dešimtainėmis trupmenomis. Let's go. Taip. Gerai, jeigu būtų iš jų techninių kliučių, parašykit, aš tada bandau kažkaip galvoti, tai vektorius AE, pagal trikampio sudėties taisyklę vektorių, tai yra vektorius AD plus vektorius DE. Ne, čia teisinga lygybė pagal vektorių trikampio sudėties taisyklę. Tuomet aš turėčiau galvoti, kaip man tą vektorių AD ir DE išreikš per vektorius A ir B. Taip, tai vektorius AD jis yra stipriai susijęs su vektorium BD. Ne? Na ir žiūrėkit, koks yra dalykas. Vat yra pasakyta sąlygoj, kad šitas mažesnis trikampis ir šitas visas trikampis jau, ne, vat šitas, jie yra panašieji. Ne, jie yra panašieji ir panašumo koeficientas yra 2,5. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, šita kraštinė, jinai yra 2,5 karto trumpesnė negu šita kraštinė. Tiesa, ir analogiškai, jeigu aš imčiau visą šitą, BA, tai vektorius BA, jisai būtų 2,5 kartų ilgesnis negu vektorius BD. Tai kadangi man čia reikės vektoriaus AD, tai kas man čia gausis tada? Galėčiau užsirašyti taip. Galėčiau užsirašyti čia, kad vektorius DA būtų, ir kas būtų vektorius DA, tai būtų 1,5b. Iš kur aš tą žinau? Tiesiog šitą sudėjus su 1,5b, aš privalėčiau gauti, kaip kalbėjom, 2,5b, ar ne? Turi būti 2,5 kartų daugiau. Tai va. Tai jeigu tą suprantam, yra gerai ir tada galėsim po truputį rašyti jau čia tą atsakymą. Tik tai dar reikės dėl DE išsiaiškinti. Gerai. Taip. Tai kas yra su DE? DE yra 2,5 karto mažiau negu ilgis A. Vadinasi, jeigu aš... Taip, atsiprašau, ne tą paspaudžiu. Man čia skaičiuotuvo neduoda. Okei. Jeigu man neduoda skaičiuotuvo, tai tada... Šiaip įdomu, kodėl nėra skaičiuotuvo iš tikrųjų. Man reikia pasiskaičiuoti, kiek būtų DE. DE yra 2,5 karto mažiau ilgiu savo negu vektorius A. Negu vektoriaus A ilgis, tai kaip aš tą galėčiau rašyti? Čianai būtų tada būtų 1 dalinta iš 2,5 vektoriaus A. Ne, šitaip. Ir kas tai yra? Jeigu padauginčiau tos trupmenos skaitiklį ir vardiklį iš 4, būtų 40, kitaip sakant, yra 0,4a, be skaičiuotuvo. Gerai, tai galim bandyti rašyti, tai vektorius AD yra beveik tas pats kaip vektorius D ir A, tik tai į kitą pusę. Tai jeigu norim apsukti vektorių DA, tai turim imti minus tą vektorių, tai būtų minus 1,5b. Ir vektorius DE jis yra, kaip jau kalbėjom, 0,4 vektoriaus A. Tiesa? Ir kaip ir viskas, tai tada koeficientas prie vektoriaus A, čia yra M raidė, koeficientas prie vektoriaus B yra N raidė. Dėl to aš čia turėčiau rašyti 0,4, o prie N turėčiau rašyti minus 1,5. Čia žinokit, čia jau toks truputį gal panašesnis į trečią dalį uždavinys, bet čia šito testo formatas, jis nėra grinai egzamino formato, ar ne, pastebėkim tai. Koldunėlis nusiteikęs prieš vektorius, sako, galėtų iš vis nedėtų vektorių. Su vektoriais
matėm, buvo vienas paprastas uždavinys pakankamai, ne ten, kur buvo skaliarinė sandauga lygi 0 iki vektoriai statmeni, tai pakankamai greitai tenai išsisprendė, bet, būna ir tokių uždavinių, tai reikia truputį pavarg daugiau. Na, bet kokiu atveju lyg ir išsisprendėm ir tada, taip, bet sakau, kas mane nustebino, kad nėra skaičiuotuvo, man čia prireikia aš tam uždavinį, aš turbūt turėčiau tada grįžti atgal ir iš kito uždavinio jums skaičiuotuvą, labai keista. Na, aš bent jau nematau, kad čia būtų skaičiuotuvas. Gerai. Judu toliau. 19. Na ir čia, nežinau, man asmeniškai tokie smagiausi yra uždaviniai. Nėra daug žodžių. Atsako, funkcija f nuo x yra lyginė, tada h nuo x yra tokia, kokia yra. Na. Priimkim funkciją h tokia, kokia jinai yra. Ir žinom, kad h nuo 3 yra lygu 0. Ir tą žinodami turim kažkaip apskaičiuoti h nuo minus 3. Nu jo. Tai vat tą turim padaryti, tai, tokiuose uždaviniuose mano patarimas dažniausiai ir būna, tai ir bandykim apskaičiuoti tai, ko nori iš mūsų. Tai yra h nuo minus 3. Ne, pabandykim įsistatyti tą funkciją h ir pažiūrėsim, kas bus. Ne, vietoj x minus 3, tai bus minus 3 kart f nuo minus 3 ir dar minus 2. Nu va, tada žinom, kad funkcija f nuo x yra lyginė. Ne, kadangi jinai yra lyginė, tai aš galėčiau tada, perrašysiu iš naujos eilutės, h nuo minus 3 tuomet būtų minus 3 kart ir lyginės funkcijos pasižymi tuo, kad, šitą minusą tuomet galima jo ir nerašyti ir nieks nuo to nepasikeis. Tas yra, su lyginiam funkcijom. Tai aš galiu rašyti tiesiog f nuo 3 čia. Ne, bet ir turiu tokią lygybę, kuri irgi yra teisinga. Kodėl reikia statyti f nuo x irgi minus 3? Dėl to, kad, matot, h nuo x funkcijos išraiškoj dalyvauja ta funkcija f nuo x. Tai jeigu mes jau čia vietoj x statomės minus 3, tai reiškia, kad mes absoliučiai visur, kur tik matom x čia dešiniai pusėje, mes turim irgi rašyti minus 3. Jo. Nepaliksim čia x tiesiog, tai, būtų negerai. Ok. Tai kol kas turim tiek ir čia turbūt kažkiek galima ir užstrigt, dėl to, kad reikia vėl kažkokią naują informaciją naudotis ir mes dar turim šitam uždavinį h nuo 3 lygu 0. Tai kaip tuo galima pasinaudoti? Galim pažiūrėti, kas tas h nuo 3. Ir h nuo 3 yra lygu 3 kart f nuo 3 minus 2. Ne, va šitaip. Ir žinom, kad h nuo 3 yra lygu 0. Naudojasi tą sąlygą. Ir kas čia yra gerai, mes iš šitos lygybės tada mes galim pasiskaičiuoti, kas yra f nuo 3 ir tada tą f nuo 3 galim įsistatyti čia ir uždavinys bus išspręstas. Tai čia tada bus 3 kart f nuo 3. Tas f nuo 3 galim žiūrėti kaip į nežinomai, tiesiog kaip kad x būtų. Perkeliu dvejetą, dalinu iš 3, tai f nuo 3 yra 2/3. Ir tada grįžtu prie tos h nuo minus 3, dalies, kur mes skaičiuojam dabar. Ir tada tiesiog vietoj f nuo 3 aš įsistatau tas 2/3 ir atimu 2. Atimu 2. Čia trejetai susiprastina, gaunu minus 2 ir minus 2. Kas tai yra? Minus 4 turbūt. Va. Viskas. Tai atsakymas čia yra minus 4. Galim užfiksuoti ir judėti toliau. Jo, tai norėtų suspėti šitą kartą. Gerai, taip, tai viską tada trinsiu ir judam prie 20. Vau, štai toks. Jeigu toks logaritmas, jeigu tokį logaritmą mes išreikštume logaritmų, kurio pagrindas yra 2, ten buvo 14 pagrindas čia 2, gautumėm tokį bokštelį, tokią trupmeną, kur m, k ir n yra natūraliai skaičiai. Ir reikia apskaičiuoti k plus m plus n. Tokia, nežinau, įdomi sąlyga tokia, bet, galim bandyti. Ne?
Tai, nuo ko galima pradėti, ne? Pasiemam tą logaritmą. Ir mums reikia, kažkaip tai suvesti viską į tokią formą. Ne? Pastebėkim, kad šitoj formoje yra tik tai toksai logaritmas, kurio pagrindas 2. Tai kadangi pas mus pagrindas yra 14, tai man netinka. Ne? Aš norėčiau, kad būtų 2. Ir mūsų laimė yra formulė egzamino formulyne, kuri vadinasi logaritmo pagrindo keitimo formulė. Ir jinai sako, kad mes galim tada po lygybės rašyti log, čia rašyti mūsų norimą pagrindą, tai norim 2. Ir tada čia turėtų būti 392, tai yra skaičius iš tos vietos, ir tada turim dalinti dar pagal formulę iš logaritmo, pagrindas vėl 2, toks pat kaip pasirinkom skaitiklyje, ir čia tada yra 14 skaičius iš čia. Va, tai iš to vietoj pritaikom logaritmo pagrindo keitimo formulę. Ir uždavinys dar toli gražu nėra išspręstas. Ne? Ką mums reikia daryti? Reikia kažką daryti su tuo skaitikliu ir vardikliu. Ir čia tokia smagesnė dalis prasideda, tai galim paskaidyti dauginamaisiais. Ne? Kas yra 14? 14 yra 2 kart 7. Ne? Taip. Kas yra 392? Gal sunkiau pasakyti, bet ką aš daryčiau? Aš pasimčiau skaičiuotuvą, pasimčiau 392 ir juos dalinčiau iš 2 tiek, kiek dalinasi. Tai 1 kartą, 2 kartą, 3 kartą. 49 jau nesidalyja, bet 49 yra 7 kart 7. Tai ką mes gaunam? Mes gaunam, kad šitas skaičius 392 tai yra 2/3 kart 7 kvadratu. Ne? Kitaip sakant, 8 kart 49 berods, jeigu nesklydau. Ir kodėl tai yra mums neblogai? Dėl to, kad 2 ir 7 tai yra tai, ko mums reikia šitam uždavinį, matom iš to, kas čia parašyta. Gerai, toliau pagal dar vieną savybę iš formulyno, kur yra pateikta pati pirmoji berods. Ir ką jinai sako? Jinai sako, kad mes galim sandaugą argumente išsiskaidyti į logaritmų sumą. Tai yra, aš galiu rašyti šitaip ir rašyti plus log 2,7 kvadratu. Va, panaudoju pirmą formulę iš formulyno, ten, kur yra logaritmai. Ir analogiškai apačioje tada padarau vardiklyje, čia 2 plus log 2,7. Va. Dabar, jau arti esam to, ko reikia, tik tai, dar, ką galima padaryti? Čia galima iš karto skaičiuoti, tarkim, pirmą logaritmą, arba jeigu norit, galima šitą skaičių kelti į priekį pagal 3 savybę iš formulyno. Ne, viskas yra formulyne, realiai. Čia ko mums reikia, tai ir šitą 2 tai galiu kelti, jeigu noriu į priekį. Taip, tada šitas logaritmas jisai pasiskaičiuoja. Kokiu laipsniu kelti 2, tai kad būtų 2, tai aišku, pirmoji. Arba į skaičiuotuvą galima susivesti turbūt. Tai čia tada gaunasi kaip? Būtų trupmena. Aš tikiuosi dar matosi tai, ką rašau. Ir čia tada būtų 3. Ir liktų tada šitas logaritmas, kuris yra lygus vienetui. Ne, tai būtų 3 kart 1, tai tiesiog 3. Tada būtų plus 2 čia tas log 2,7 ir tada čia 1 plus tas log 2,7. Jo, galimai truputį gali nesimatyti, ką parašiau, gal ir matosi. Tai bet kokiu atveju, pažiūrėkit, grinai tą formą, kurios reikia. Ne, ir mes matom dabar, kad k yra 3, ne, va šitas skaičius, m yra 2, šitas skaičius, o n yra 1, šitas skaičius. Tai jeigu mes juos visus sudėsim, tai 3 plus 2 plus 1, 6. Va, tai čia 6 ir viskas. Tai, toks uždavinys labai stipriai apie logaritmų savybės. Kas įdomu, kad vėl atsakymas 6, man atrodo, 3 kartą. Tai va, toks pastebėjimas. 3 kartus tas pats atsakymas. Ir jo, galima turbūt judėti toliau.
Taip, tai jeigu dar yra žiūrinčių, aš tikiuosi, kad yra, tai jau pasiekėm 21 uždavinį ir aš viliuosi, kad išspręsim per duotą laiką viską. Taip, paveiksle pavaizduotų trikampio ABC kraštinių ilgiai yra A, B ir C. Ir tie kraštinių ilgiai sudaro didėjančią aritmetinę progresiją. Štai taip. Iš viršūnės B nubrėžta trikampio aukštinė H, apskaičiuoti šios aukštinės H ir į trikampį įbrėžto apskritimo spindulio R ilgių santykį. Wow. Nu va, turim tokią sąlygą. Aš tikiuosi matosi tas trikampis, tai vat paskaičiau sąlygą. Sąlyga smagi visai. Reikia paskaičiuoti H padalintą iš R, kas yra. Ok, žiūrėkit, apie ką šitas uždavinys. Staigmena, šitas uždavinys yra apie formulę iš formulynų. Nu, bent jau jo dalis. Nes mums reikia galvoti apie į tą trikampį įbrėžtų apskritimo spindulį. Nu, nei aš moku nubrėžti, nei aš moku nupiešti. Ne? Bet esmė yra ta, kad yra gera formulyne, kuri sako, kad to trikampio plotas yra lygus to įbrėžto apskritimo spinduliui R kart to trikampio pusperimetris P mažasis. Ne? Nu ir iš čia mes galim ištraukti tada tą R. Jeigu kažkaip kitaip galvotumėm, tai gali būti sudėtinga, bet gal ir galima kitaip, neskau, kad negalima. Gerai. Dabar ką daryti su šituo dalyku? Tai S yra trikampio plotas. Čia S yra trikampio, ne skritulio. Tai trikampio plotas, mums reikia, kad H atsirastų pas mus kažkaip, tai ne? Nu, tai trikampio plotas yra, sakykime, pagrindas B kart aukštinė H padalinta iš 2. Ne? Taip skaičiuojam trikampio plotą, vienas iš būdų. Ir tai vis dar yra lygu R kart ir P yra pusperimetris trikampio, ne? Tai pusperimetris yra visų kraštinių ilgių suma padalinta iš 2, pusė perimetro. Ne? Ok. Taip, tai turim tokį dalyką. Dabar, ką mes galim padaryti? Nu, bandykim jau kažkaip iš to, ką gavom čia, gauti va tai, ką reikia. Tai aš ką galiu padaryti? Nu, galiu padauginti iš 2 abi pusės, nes tada turėsiu B kart H lygu R kart A plus B plus C. Šitaip, ne? Dvejetai susiprastina. Ir tada ką galiu padaryti? Galiu padalinti abi pusės iš B turbūt ir iš R dar dalinčiau. Na, kitaip sakant, dalinčiau už B kart R abi pusės. Dėl to, nes, jeigu mes tą padarysim, tai turėsim kairiai pusėje H padalintą iš R, nes B tada pradingsta, nes ir iš jo dalyjam. O dešiniai, kas būtų, R tada tenai susiprastintų, bet vardiklyje B atsirastų. Va šitai. Tai pasirodo, kad H iš R yra va toksai dalykas, bet, turbūt čia dar nėra atsakymas. Mums reikėtų kažkokį skaičių čia greičiausiai gauti. Ir yra dalykas sąlygų, kuriuo mes nesinaudojam visiškai. Tai yra tas faktas, kad A, B ir C sudaro didėjančią aritmetinę progresiją. Ir šitas faktas turi mums padėti kažkaip užbaigti spręsti šitą uždavinį. Tai aš rašau toliau lygų. Tikiuosi, kad matosi dar. Ir kažkaip norėtųsi, nežinau, gal tą B išprastinti ar kažkaip. A ir C, pavyzdžiui, aš galiu užrašyti per raidę B. Kaip tą padaryti? Tai prisiminkim, kad aritmetiniai progresijoje yra toksai dalykas kaip skirtumas, kuris žymisi D raidę. Ne? Aš, pavyzdžiui, galiu pasirašyti, kad B aš gaučiau prie A pridėjęs D, o C, pavyzdžiui, gaučiau prie B pridėjęs D, kur yra D tas aritmetinės progresijos skirtumas. Ne? Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pavyzdžiui A aš galėčiau užsirašyti kaip B minus D. Ne? Vat iš tos pirmos lygybės. Tada parašau plus B ir plus
Taip, tikiuosi, čia matysis viskas. C yra B plus D. Ne? Bet taip, apačioj B. Ir... Nu, ne viskas matosi, ne? Sorry, gerai, taip, tada aš parašysiu, kad visiems matytųsi čia kulminacija uždavinio, ne, geriausia vieta B minus D plus B plus B plus D, va šitą. Ir dalinta viskas iš B. Ir geriausia, kas čia galėjo nutikti, tai D susiprastina tada ir viršui lieka 3B, apačioj B. Na ir jau nuo šitos vietos jau, kaip sakoma, mūsų koncertas prasideda ir atsakymas 3. Na, atsakymas tiesiog 3. Ir viskas. Kiek liks dievų, na tai jau baiginėm. Prieš paskutinis uždavinys šitas. Bet atsakymas tiesiog 3, jo, kas galėjo pagalvoti. Kas galėjo pagalvoti. Taip, dinozauriukai, aš tikiuosi jūsų palaikymo. Gerai, taip ir tada nutrinu viską, ką parašiau. Ir spaudžiu toliau. Paskutinis uždavinys. Dinozauriukas palaiko. Ačiū labai. Jeigu jūs palaiko, tai žinokit, tada išspręsime šią viską. Gerai, 22. Paveiksle pavaizduotas funkcijos y lygu x3 plus 4 grafiko eskizas ir šio grafiko liestinė taške A didysis. Nustatykite taško A didysis abscisės A mažasis skaitinę reikšmę, jeigu yra žinoma, kad ši liestinė eina per koordinačių pradžios tašką. Atsakymą pateikit suapvalintą iki 100. Nu tai pateikim. Okay. Ką čia reikėtų mums dabar daryti? Geras klausimas. Jeigu šneka uždavinys apie liestinę, nu tai ko gero liestinės lygties gali reikėti. Ne, nu toks pasvarstymas. Ir vėl gera naujiena arba ne naujiena, liestinės lygtis yra egzamino formulinė. Ir bendruoju atveju, jeigu mes turim plokštumos tašką x0 ir f nuo x0, tai tuomet mūsų liestinė nubrėžta tame taške funkcijai, liestinės lygtis yra tokia f nuo x0 plus f išvestinė nuo x0 kart x minus x0. Critical hit šitas paskutinis uždavinys, koldūnėlis pastebi, nieko, susitvarkysim. Jo, tai va taip liestinė atrodo bendruoju atveju, ne, bendrasis atvejis. Tai, na, tai liestinė reikia 3 dalykų. Reikėtų to x0, reikėtų f nuo x0, reikėtų išvestinės taške x0. Mūsų atveju tas x0, pastebėkim, yra pažymėtas A mažąja raide. Ne? Nu, vat šito taško x koordinatė, jinai vat yra A mažąja raide pažymėta. Ir, man reikės išvestinės, ar ne? Tai galim paskaičiuoti. Tai aš kažkur čia užrašysiu, tada y išvestinė yra lygu 3x kvadratu būtų. Tiesa, išvestinė taip atrodo. Nu gerai. Tai tada aš bandau kol kas nepermastydamas rašyti tos liestinės lygtį. Ir rašau tada taip. Rašau čia kairiau truputį. Y lygu f nuo x0. Tai mums reikia, taip sakant, rašyti f nuo a. Ne? O f nuo a tai būtų kas? Na, mums tiesiog į mūsų funkciją čia vietoj x reikia a įsirašyti. Tai būtų a3 plus 4. Tada plus f išvestinė nuo x0. Nu tai, čia tas f, jeigu ką aš turiu omeny f nuo x lygu tas x3 plus 4, ne? Tai f išvestinė yra šitas dalykas ir mums vietoj x0, dabar a reikia paimti tiesiog, tai būtų 3a kvadratu kart x minus x0, kuris yra a mūsų atveju. Tai va čia yra liestinės lygtis, kur yra tas a mažasis. Kažkokia išraiška, kažkokia lygybė. Ir uždavinio sąlygų yra dar dalykas, kurio mes nenaudojam. Ir tas dalykas yra toksai, kad, sako, liestinė eina per koordinačių pradžios tašką.
Tai kodėl mums nepaimti to taško ir neįsistatyti tiesiog į tą liestinės išraišką vietoj x0, vietoj y0. Ne, ir jeigu mes tą padarom, tai gaunam gerų dalykų gaunam, ne? Čia tada 0 minus a. Ir gaunam lygtį, kubinę lygtį a atžvilgiu. Ne, čia tada galima susitvarkyti. Aš iš karto gal sutrauksiu panašiuosius narius, tai čia būtų a trečiuoju. Nu gerai, nesutrauksiu, bet parašysiu tada šitaip, plus 4 lygu 0. Nu, va, bandau sutvarkyti ir čia dar šitie tada gaunasi susitraukia. Taip, čia minus 2a trečiuoju. Ketvirtą į kitą pusę nukelsiu, reikia dalinti iš minus 2. Ir a trečiuoju yra lygu 2. A trečiuoju yra lygu 2. Nu tai ką tai reiškia? Tai jeigu a trečiuoju yra lygu 2, nu tai traukiam kubinę šaknį tada iš 2. Ir va čia yra vieta, kur panaudosiu skaičiuotuvą kažkaip čia. Ir man reikia kubinės šaknies iš 2. Nu va. Šitiek, ne? Ir tada atsakymą turim pateikti suapvalintą iki 100. Taip, tai aš čia turėjau parašyti kubinę šaknis iš a. O jetus ne iš a, ką aš čia meluoju, iš 2. Kubinė šaknis iš 2 ir tai apytiksliai lygu. Na, jeigu iki 100, tai antras skaičius po kableliom. Ne, turi būti tokiu tikslumu. Tai jeigu antras skaičius po kablelio yra 5, bet jam iš dešinės yra 9, nu tai tada būtų 1,26. 1,26 ir viskas. 1,26. Ir tai buvo paskutinis klausimas, atkreipsiu dėmesį. Tai kiek čia dar mūsų yra? O jetus yra dar tų žmonių. Smagu. Gerai, tai užfiksuokim šitą atsakymą. Ir pasižiūrėkim, ar nesuklydom. Ir pasiplokim savo, kaip sako koldūnėlis, kodėl ne. Gerai, tai pateikiam ir žiūrim. Ir jas, valia. Įvedžiau teisingai viską. Jo, 22 iš 22. Ir neblogai visai, ne? Tik tai užtrukom 2 laiką, bet vėlgi pastebėsiu, kad neskubėjom specialiai šiandien. Tai va, gerai, ką aš dabar galėčiau padaryti, kad čia būtų gražus perėjimas. Galiu paspausti raidę C, tada turėtų išdidėti mano vaizdas. Turėkim kantrybės, jas pavyko. Galit matyti mano pavargusį veidą, bet kokiu atveju išsprendėm ir norėčiau paklausti jūsų, ką galvojat, kaip jaučiatės, ar nežinau, ar žiūrėsite Euroviziją, kaip uždaviniai, ir ar buvo sunku, ar buvo lengva, kaip manot, kiek surinktumėt, jeigu spręstumėt savarankiškai. Ir jo.